Sveiki, šioje pamokoje nagrinėsime ciklą for. Su ciklo sąvoka susipažinote, kada nagrinėjome ciklą while. Turbūt jau supratote, kad ciklas tiesiog reiškia, kad kažkoks veiksmas bus cikliškai kartojamas. Na, ciklas for nuo while skiriasi tiesiog tuo, kad ciklas for yra truputį sudėtingiau aprašomas. Sąlygoje nurodomi netgi 3 parametrai. Na, galbūt mažiau, galbūt daugiau darbų ir tiesiog parodysiu, kaip jis apsirašo. Na ir Java programavimo kalboje ciklas for atrodo štai taip. Rašomas raktinis žodelis for, tuomet skliausteliuose. Lyg ir sukuriamas kintamasis, kuris suks ciklą. Na, šiuo atveju aš jį pavadinsiu tiesiog i ir suteikiame iškart pradinę reikšmę 0. Dabar rašome tiesiog sąlygą, kuriai esant ciklas bus vykdomas. Na, šiuo atveju, jeigu i mažiau už 4 ir rašomas dar vienas parametras, tai tiesiog, kad ciklas nebūtų begalinis, kaip žinote, reikia padidinti to kintamojo reikšmę. Ir šiuo atveju, naudojant ciklą for, reikšmė padidinama jau aprašant patį ciklą. Tai yra skliausteliuose štai šiuose. Na ir tiesiog dabar, kas yra įrašyta tarp šių programos blokų, bus vykdoma, kol bus tenkinama štai ši sąlyga. Na, galime tiesiog atspausdinti kintamą ir pažiūrėti, kaip jis kinta. Sukantis ciklui. Paleidžiame programą, ok. Na ir štai matote, iš pradžių rašo 0, po to 1, 2, 3 ir ciklas buvo įvykdytas 4 kartus. Reiškia, kad pirmą kartą reikšmė nebuvo pakeliama vienetu, kadangi įrašoma ++, po kintamojo. Todėl atspausdino 0 ir jau kai pradėjo daryti kitą ciklą, kintamoji reikšmę padidino vienetu ir taigi matome atspausdino vienetą. Na, pavyzdį galėčiau vėlgi duoti su moksleiviam mokamam stipendijomis, kuomet prieš porą metų ar daugiau Lietuvoje tiesiog visiems moksleiviam iki 18 metų valstybė mokėdavo po 50 litų. Taigi galime susikurti kintamai, kuris tiesiog sumuotų visą tą sumą. Ir ką čia dabar turime? Na, tiesiog kas kart, kai suksis ciklas, tarkim, kiekvienais metais moksleivis gaus po 50 litų. Ir tuomet, kai ciklas baigs suktis, mes atspausdinsime tą sukauptą sumą. Ir sužinosime, kiek per visus tos metus susikaupė. Na, gal norėčiau atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju reikėtų pakeisti ciklo for parametrus, kadangi vaiko amžius negali būti 0 ir jis tuo atveju tikrai negautų, nes nebus moksleivis. Na, galbūt įsivaizduokime, kad šis kintamasis, arba neįsivaizduokime, tiesiog pakeiskime jo pavadinimą į amžius. Int amžius, tarkim, lygų 14 ir kol amžius mažiau už 18, mažiau lygų 18, vaikas ar moksleivis šiuo atveju į savo ten kokią banko sąskaitą kas metus gauna po 50 litų. Taip yra todėl, kad šiam kintamajam amžiui kiekvieno ciklo metu pridedama vieneto vertė. Tai reiškia, kad tiesiog ne kas mėnesį duoda pinigus, o kas metus. Na, jeigu nebūtų šio parašyto šio parametro, tiesiog ciklas būtų begalinis ir mestų klaidą. Na, kaip jau minėjau, žinote gudrybę, kaip šį sakinį parašyti trumpiau. Tiesiog pliusą dedame prieš lygybę ir automatiškai programa supras,
kad prie šio kintamojo suma kas kart sukantis ciklui pridėti reikšmę 50. Na, paleidžiame programą. Ok. Ir štai matote 2,50. Na, turbūt logiška, kadangi iš 18 atėmus 14 gaunasi 4, bet reikia įvertinti tai, kad įskaitomas galas 18. Reiškia, ciklas bus daromas ne tada, kai vaikui bus 18 metų, todėl iš viso jis tą sumą gaus 5 kartus ir 5 kart 50 lygu 250. Taigi tiek šią pamoką, tiesiog norėjau pristatyti ir supažininti su ciklu for. Atkreipkite dėmesį, kad parametruose reikia nurodyti, tai yra, parametruose reikia nurodyti net 3 aspektus. Visų pirma, įsivesti kažkokį tai kintamąjį, nurodyti jam pradinę reikšmę, tuomet nurodyti sąlygą, kuria esant bus vykdomas ciklas ir įvesti kažkokį tai pokytį kintamajam. Na, galiu pasakyti, kad nebūtinai galime rašyti ++, gali būti -, arba tiesiog analogiškai kaip ir čia naudoti štai tokį ženklą. Tai šiuo atveju reikštų, kad vaikas gaus pinigus tik kas 2 metus. Na, bet gal užtenka kankinti tą mokinį, tiesiog viskas šioje pamokoje. Jeigu kilo kokių neaiškumų, klauskite, rašykite, mielai atsakysiu ir iki sutikimo kitose pamokose.